Sveiki, ar jums buvo taip, kad keliaudami daug fotografavote, bet grįžę, kai jau įsikėlinėjate nuotraukas, peržiūrai ir redagavimui į kompiuterį, neatsimenate, kur jas darėte ir peržiūrėdami galvojate, o kurgi daryta ši ar kita nuotrauka. Šiame video papasakosiu, kaip išsaugoti nuotraukos vietą, naudojant Canon 250D fotoaparatą ir telefoną. Pirmiausia, reikės atsisiųsti ir įdiegti telefone Canon Camera Connect programą, po to fotoaparato meniu nueiti į Wireless Settings, įjungti Bluetooth ir išjungti Wi-Fi, telefone įjungti Bluetooth ir prisijungti prie fotoaparato per programėlę Camera Connect, per meniu nueiti į GPS Device Settings, Select GPS Device, pasirinkti Smartphone, pasirinkti ar nustatytą vietovę, galima per meniu GPS Device Settings, GPS Information Display ir parodys GPS koordinatės, jeigu nustatė. Kai jau nustatoma vietovės informacija, ji išsaugoma nuotraukos EXIF-e. O dabar pasižiūrėkime, kur darytos šios nuotraukos. Pirma nuotrauka, antra nuotrauka, čia ir ta, penkta. O kaip nustatyti vietovės informaciją, naudojant Canon 250D ir GP2 GP imtuvą, galite pamatyti šiame video.